Olegas Šurajevas, Seimo narius, Dainių Kepenį, Mindaugą Puidoką, Remigijų Žemaitaitį išvadinęs pedofilais, prorusiškais šbalais, pitolais, Putino bipais ir siūlė čiulpti bip. Vilniaus policija už viešosios tvarkos pažeidimą Olegui Šurajevui skyrė 15 eurų baudą, o už politiko ar valstybės pareigūno garbės ir orumo pažeminimą skyrė 25 eurų baudą. Arūnas Valinskas Delfi laidoje išreiškė neapykantą Valdemarui Tomaševskiui, sakydamas, kad tokius reikėtų šiaip jau šaudyti, po vieną per metus. Pradėti nuo Tomaševskio. Prokuratūra neapykantos kurstymo raginime šaudyti žmonės nematė. Algis Ramanauskas greitai savo YouTube kanale šeimų maršo dalyvius išvadino kaimo pidė ir kaimo šu. Gavo 12 eurų administracinę baudą už galimai žalingą informaciją nepilnamečiams. Aušra Maldeikienė savo Facebook paskyroje šeimų maršo dalyvius ir šeimų maršo rėmėjus išvadino vagimis, šušeromis, melagiais, korumpuotais bei gašliais. Ieškinys Maldeikienei buvo atmestas. Aušrinė Armonaitė pavartojo žodžius gabalas, komentuodama Audrio Šimo balsavimo būdą. Etikos sargai išteisino Armonaitę dėl neetiško žodyno. Gediminas Vaitkevičius Vilniaus rajone Zujūnų seniūnijoje Upės gatvėje netoli Skvernelio šeimos namų ant asfalto paliko užrašus Bagies namas ir Skvernelis bei nupiešė rodyklę. Nors prokuratūra teigia, kad užrašai ant kelio buvo tikslinis asmens šmeižimas, akivaizdžiai peržengiantis civilinės atsakomybės ribas, tačiau teismas paskelbė, kad Vaitkevičiaus veiksmai nėra tokio pavojingumo laipsnio, kuris sudarytų pagrindą taikyti baudžiamąją atsakomybę. Buvusio Raseinių mero konservatoriaus Andriaus Bautronio bendražygis Remigijus Laugalis. Sakiau, kad tikrai nepriimsiu tų, kurie už mane nebalsuos, juos žydų kapinėse laidosime. Prokuratūra neapykantos kurstymo Laugalio žodžiuose nematė. Andrius Skaistys finansų ministrės vyras protestuojančius mokytojus viešai išvadina komuniagomis ir broileriais. Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas. Nesantykiauk su gyvuliu save suterždamas, ir moteris neturi stoti prieš gyvulį, kad su juo santykiautų, nes tai iškrypimas. Nesusitepkite minėtais būdais, nes taip susitepė tautos, kurias aš išvarau nuo jūsų. Kraštas buvo suteptas, aš užtrauksiu jų nusikaltimus ant jų ir kraštas išvems savo gyventojus. Jūs ir tarp jūsų pasiliekantis ateiviai, laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir nedarykite nė vienos minėtų bjaurysčių. Visas tas bjaurystės darė krašto gyventojai, gyvenę pirma jūsų ir jį sutepė. Saugokitės, kad kraštas ir jūsų neišspjautų, jei jį suteršite, kaip išspjovė pirma jūsų buvusias tautas. Kiekvienas žmogus, kuris darytų bet kurią iš tų bjaurysčių, bus išnaikintas iš savo tautos. Laikykitės mano nuostatų, nedarykite to, ką darė pirma jūsų gyvenusieji. Aš esu viešpats, jūsų Dievas. Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jie du abu nusikalto bjaurių iškrypimo, jie užsitraukė kraujo kaltę. Taip pat Sodoma ir Gomora, bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių, kentėdami amžinos ugnies bausmę. Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanimu ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie Dievo nekenčiami šmeižikai, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visą tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Hebrajiškas žodis pasibjaurėtinas yra pavartotas 118 kartų visame Senajame testamente. Sodomos mieste labai didelė nuodėmė buvo homoseksualizmas, tai yra vyrai santykiaudavo su vyrais, o moterys su moterimis. Ir štai iš kur kilo žodis sodomija.